Priešvėjinė medžio plaušo plokštė turi irgi garso izoliacijos, šiek tiek šiluminį turi izoliaciją, bet virš jos yra ventiliuojami tarpeliai, nes yra dar tarpelis ir tik tada stogo danga yra prilydoma. Tai yra prabangesnis variantas plėvelės. Pasirinktas dėl to, kad numatyta iš anksto naudot pučiamą vatą, dėl to technologiškai ir reikia dėti kietą pagrindą, tai būtent tą priešvėjinę medžio plaušo plokštę. Nes pučiama vata po slėgiu, plėvelė, tikimybė yra, kad išgaubs plėvelę viršuje, duoda daug, suriša stogą, duoda šiek tiek garso izoliacijos. Tai ir yra teisinga investicija. Turėti patikimai įrengtą stogą, pamiršti, nesapnuoti klaidų, nesapnuoti kažko. Tai vat ir kaimynas kitas laukia irgi. Daug, kur buvom anam objekte, tai irgi per rekomendaciją, per kaimynus. Jau 3 tarpai skirtingi, gali ten tą pjaustomą vatą, dėti ruloninę, atsipjoviai ten kažkiek, bet tai čia yra 45 cm. Kubą už šitą daugiau sumokėsi, tai ten sumokėsi už kubą mažiau vatos, bet už darbą daugiau. Ir tas ant to gausis. Šią pilką juostą turiu Knaufo gamintojo, universaliai mes ją klijuojam tarpusavyje, būtent. Tai jie skirta suklijuoti kiekvieną lapą tarpusavyje, užlaidas ir panašiai, sujungimus. O Tyvek plastering teipas tai skirtas jisai perimetrais, tu gali ją pritinkuoti, kada užklijuoji ant pamūrytos sienos, ant žiedo betoninio, tai tada tinkuotojas jau užneša tinką ant tos juostos ir gaunasi sandarus mazgas. Šitaip man patinka labiau daryti, negu kad daryti, kai nutinkuotos sienos. Ir sandarumo klausimų tai tikrai yra geriau. Tarp kitko ir yra su montažiniam putom dar užpurškiama, tada dar jos susiklijuoja, lygiai taip pat ir perimetrų, tada apsipjaustai, nusigruntuoji, purškiamas gruntas ar tepamas gruntas ir tik tada juostą klijuoji. Negali būti klijuojama jokių dulkių, dulkėtų, paviršių turi būti sausas, švarus.